Šiame video pasidalinsiu, kaip mums sekasi bendradarbiauti su mūsų klientų ekosesėmis, kokius rezultatus mes pasiekėme, su kokias problemas išsprendėme ir ką apskritai pavyko nuveikti. Tai galime pasidžiaugti, kad balandį turėjome visiškai rekordinį mėnesį 50 000 apyvartos per Meta reklamą. Tai pavyko mums padaryti su mūsų Metascale Protocol 3.0. Kas tai paaiškinsiu šiek tiek vėliau video. Kas yra ekosesės? Tai čia įdėjau nuotrauką, tai yra iš esmės šeimos verslas, tai yra dvi sesės, kurios sukūrė jau pakankamai nemažą verslą. Tai yra rinkoje įsitvirtinęs Lietuvos L prekybos prekės ženklas, siūlantis aukštos kokybės laukos baldus, apšvietimą, dekoro elementus ir aksesuarus namams, terasams, balkonams bei sodams. Ir jų tikslinis klientas yra dizainą vertinantis ir pakankamas pajamas turintis būsto savininkas, norint sukurti stilingą bei patogią lauko erdvę. Jis pasirengęs investuoti į kokybę, užuot rinkęsis pigiausią variantą. Tai vėlgi, mes turime įsitvirtinusi prekės ženklą, kuris jau rodo augimo potencialą. Aukštos kokybės prekės, vadinasi, jos yra kažkiek brangesnės. Na ir tikslinis klientas tai yra žmogus vertinantis kokybę, na ir žinoma dizainą. Su kokiom problemom atėjo šis klientas? Tai Meta Ads kampanijos nebuvo optimizuotos pardavimams, Facebook reklama turėjo labai mažą įtaką bendroms pajamoms, nebuvo aiškios reklamos ir kampanijų investavimo strategijos ir daugiausia dėmesio buvo skiriama socialinių tinklų turiniui. O klientas skeptiškai vertino reklamos biudžeto didinimą, nes nežinojo, ar tai apskritai atsiperka jam. Ir ką mums pavyko nuveikti? Kokie buvo mūsų sprendimai? Prijungtas naujas automatiškai atsinaujantis produktų katalogas, tai įdiegta reklamos testavimo strategija, išbandyti skirtingi produktai ir skirtingi reklamos formatai, na ir atrasti produktai, kuriuos galima auginti reklamos pagalba. Taip pat rasta efektyviausiai veikianti kampanijų struktūra. Čia pasidalinau keletą skirtingų pavyzdžių, ką pavyko mums nuveikti ir ką pavyko sugeneruoti. Tai turėjome retargetinimo kampanijos, kurios visai neblogai mums sugeneravo didelę, visai nemažą apyvartą. Turime įvairiausių atskirų produktų kampanijų, čia matome ir ką sugeneruoja konkretus baneris. Ne? Taip pat leidome ir keletą collectionų ir katalogo reklamų, kurios irgi parodė mums rezultatus. Ką pavyko bendrai mums kartu nuveikti? Mūsų valdomos kampanijos Metoje sugeneravo virš 200 000 eurų. Taip pat turėjome rekordinį mėnesį Meta Ads, per kurį sugeneravome virš 50 000 pajamų. Didžiausias laimėjimas mums tai klientas įgijo pasitikėjimo didinti reklamos biudžetą. Na ir vidutinis reklamos atsiperkamumas buvo 32. Čia irgi turiu screenshotą, vadinasi, kaip yra skirtingose kampanijose. Turime tokių rekordinių kampanijų, kurios ir virš 62 ir net 66 ROAS turi. Tai vadinasi reklamos atsiperkamumą. Galite matyti, mes čia 300 išleidome ir uždirbame 18 000. Tai yra tikrai gero pagrindo, vadinasi, reklamos auginimui. Na ir jeigu jūs taip pat norite panašių rezultatų, galite registruotis į konsultaciją. Čia įvardinau keletą punktų, kas galėtų būti geras mūsų klientas, na ir verslai, kuriem nelabai mes galėtume padėti arba jiem reikia daugiau dėmesio, ar ne? Taigi, ko tikimės iš verslo, kuriam mes galėtume padėti? Čia įvardinom keletą punktų, kas identifikuotų, ar mes tikrai galėtume kartu sukurti gerą rezultatą. Mes galėtume būti labai geras tandemas, jei jūsų metinės pajamas jau siekia 350 000 ar daugiau, turite veikianti į rinkoje įsitvirtinusi elektronikos prekybos verslą, jūsų interneto svetainė jau generuoja pardavimus, produktas turi įrodytą paklausą, esate pasiruošę didinti reklamos biudžetą ir norite, kad Meta Ads taptų realių verslo augimo kanalu. Gerokai sunkiau padėti verslams, kurie turi visiškai naują elektroninę parduotuvę, jūsų svetainė negeneruoja dar stabilių pardavimų, produktas neturi paklausos rinkoje arba nesate pasiruošę investuoti į testavimą ir tikitės greitų rezultatų. Arba verslas apskritai nėra pasiruošęs didesniam lankytojų srautui. Tai tikiuosi, jūs atitinkate bent keletą šių kriterijų ir susitiksime konsultacijoje. Iki.